Svarbiausia du iš Kuršėnų Europos čempionais. Jie darašė ne tik rajono istoriją, tapdami Europos čempionais, bet jie darašė visos Lietuvos krepšinio istoriją. Esu Evaldas Emilis, gyvenu Vilniuje, mokuosi Vilniuje, žaidžiu Šarūno Mačiulionio krepšinio akademijoje. Kiek tau metų? 16. Aš lankiau Kuršėnų sporto mokyklą. Esu Dovydas Redikas. Kiek tau metų? 15. Iš kur tu esi kilęs? Iš Kuršėnų. Dabar Šarūno Mačiulionio krepšinio akademijoje. Nežinau, jau senai, gal 4 klasėje jau pradėjau lankyti ir visą laiką lankiau. Patiko. Krepšininkas dar nesu krepšininkas. Dar nesi? Dar nesu krepšininkas. Kas Tik dabar? pradedantis dar. O nuo kada pradėjai žaisti? Nuo 11 metų. Ir kur pradėjai žaisti krepšinį? Kuršėnų sporto mokykloje. Žaidžiu į žaidėjo poziciją. Gynėjų, atakuojančių gynėjų. Tai Šarūnas Jasikevičius. Gal Kaukėnas. Europoje, NBA. O čia jau kaip duos, čia jau nesvarbu. Tik žinau, kad tik ne NBA. Kodėl? Na, netraukia manęs ten. Tai reikia bandyti, stengtis ir siektis to tikslo, kokio užsibrėžė. Kad būtų noras žaisti. Nes pasirodo ne tik iš didžiųjų miestų važiuoja žaisti krepšinį, bet ir iš kaimų. Mistelis. Tie vaikinai, kol pradžioje nebuvo komandų, teko tempti, kaip sakant, už ausų, ypač Dovydą, buvo pamėgęs kvadratą, drąsus stiprus, kur per draugus teko įkalbinėti, kad jis ateitų į pirmąją treniruotę. Apie Evaldą kita kalba, tai mano buvęs kolega, dabar Naisių pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Šimkus paskambino man ir pasakė, kad yra toks fanatikas, kuris neišeina iš salės nuo ryto iki vakaro. Paprašiau, kad jį atvežtų į Kuršėnus į sporto mokyklą. Nors arti buvo Šiauliai, prie pat iš Naisių, atvažiavo į pirmą treniruotę ir man tai patiko ir pasiūliau lankyti Kuršėnų sporto mokyklą. Ateitis, sakau, priklauso nuo jų pačių. Nuo jų pačių. Ir aš kaip treneris pirmasis linkiu jiems sėkmės ateityje, kad pasiektų kuo geresnių rezultatų.